šok? Einam! Nu, tada einam. Tai ką šį vakar veiksim? Einam lauminėti? Ne! Einam žiedą dalinti. Vakar dalinam! Einam myslės minti. Gerai! Tu bėga, tu vėjas. Arklys! Dvi sesutės per kemeninės eina kas? Akys! Gale lauko katilėlis plauko. Saulė! Sugalvokim kokią naują. Naują! Aš žinau, žemiau už žangį šliaužia, aukščiau už paukščius skrajoja. Kas? Gyvatė? Ne. Mėnulis? Ne. Debesis? Ne. Lietus? Ne. Jurgutė turi pasakyti. Tai vanduo. Kai upė plaukia, tai žemiau už žangį šliaužia. Kai debesim eina, tai aukščiau už paukščius skrajoja. Sušalęs kaip stiklas, šildamas pranyksta. Kas tai per daiktas? Kamparas. Atrodo kaip stiklas, o sako kaip kamparas išnyko. Neatminiai, už kamparą giedresnis. Koks tas daiktas ėsti? Skystas. Tai vėl vanduo. O kada vanduo pranyksta? Pranyksta, kai garu virsta. O garas matyti, kai puodas verda, kai bela garuoja. Ar esat vaikai kada nors matę, kaip anksti ryte upė garuoja? Ne. Atrodo, kad balta visur aplinkui. Tai reikia anksčiau atsikelti kitą kartą. Taip ir su puodu būna, kada oras yra šaltas, puodas užverda, tada mes garą galim matyti. O kai dar jisai būna neatviręs, tai mes to garo ir nematom. Na, aš pasižiūrėsiu, kaip puodas virs. Būtinai. O dabar eina miegoti. Taip, vaikučiai, vėlu jau, einam namučių miegoti, einam miegoti, vaikučiai, greičiau. Jau visa diena buvo ilga ir sena. Už aparato sukamės.